Universiteto tinklas apima Vilniuje 14 pastatų, aptarnaujama apie 4000 kompiuterių ir iš viso apie 15 000 vartotojų. Centriniai mūsų serveriniai yra 30 serverių, jų būtų pagrindinės grupės, tai yra duomenų bazių serveriai ir kiti serveriai, kurių veikla yra surišta su tam tikrom funkcijom. Tai būtų elektroninis paštas, tada tinklapiai, tada yra specialios paskirties analizavimo serveriai, centrinės antivirusinės serveriai, Windowsų atsinaujinimo serveriai. Tai einam link to, kad visas vidaus universiteto kompiuterių tinklas būtų ne mažiau 1 gigabito spartos ir pagrindinės išėjimo interneto magistralės būtų įjungta 10 gigabitų sparta. Tam yra techninė galimybė, bet žinant, kad dabar sunkus metai, tai visgi kainuoja nemažai ir gal po 1-2 metų taip ir bus, kad išėjimo kanalai bus 10 gigabitų. Šiuo metu pilnai užtenka 1 gigabito spartos, bet įvertinant tai, kad kiekvienais metais duomenų srautas ir duomenų persiųstų duomenų kiekis stipriai didėja, už kelių metų 10 gigabitų linijos tikrai bus reikalingos. Studentam teikiam paslaugas elektroninį paštą, bevėlio ryšio tinklą ir darbą kompiuterių klasėse. Tam yra realizuota centralizuota autorizacijos sistema, studentas naudodamas vieną autorizacijos atributų rinkinį, tai studento pažymėjimo numerį ir slaptažodį, jisai prisijungia prie visų šitų jam teikiamų paslaugų.